Zėlė, mane muša. Lepas. Atleisk, dabar šiek tiek sunku suprasti. Gali pakartoti lėčiau arba kitaip suformuluoti klausimą. Aš noriu tiksliai suprasti. Atrodo, kalbate apie kokį nors daiktą? Gal apie žmogų ar vietą? Saštas. Kažką parodyti. Panašiai kaip saštas uogas. Jei apibūdintum kokios spalvos ar formos, galiu padėti geriau. Kas tavęs leido tau kalbėti? Gerbsiu ribas. Jei nenori, nekalbėsiu. Nebent paprašytum, kad tiesiog patylėčiau pasiruošęs. Mane baba muša. Juokauju, mane mama muša iš tikro. Bet baba bando mane ginti. Dabar mano tėtis atėjo. Jis visi mane muša dirba. Supratau, girdžiu, ką sakai. Jei tai ar ir esi pavojuje, pirmiausia pasirūpink saugumu. Tu esi saugia. Gali atsakyti tiesiog taip? Ne, mane užrakino į kamarą. Gerai, tai skamba rimtai. Jei neskambink vieną iš karto. Jei negali kalbėti, pate patikimam suaugusiems pagalbą. Ar turi telefoną ir gali skambinti tu. Tik taip arba ne.